Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Vyriausybei ketvirtadienį pritarus kitų metų valstybės biudžeto projektui, gynybai siūloma skirti beveik 5 milijardus eurų arba 5,38 procentus nuo bendrojo vidaus produkto. Kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministras turi ginti gynybos biudžetą, nes mūsų gynyba šiuo metu yra pats svarbiausias prioritetas. Tai aš manau, kad mes visi turime būti vienoje ir sutelktoje komandoje. Pradinės sumos, kurios siūlomos gynybai, tikrai netitiko mūsų poreikio. Visais būdais įkalbinėjome, diskutavome. Žurnalistams šeštadienį sakė Dovilė Šakalienė. Viešojoje erdvėje pasirodė svarbi informacija. Yra sukurta peticija, kuri reikalauja valdžią laikytis Lietuvos Respublikos konstitucijos dėl vėliavų eksponavimo. Šią peticiją jau pasirašė beveik 5000 žmonių. Šią peticiją pasidalino ir Seimo narys Ignas Vėgėlė. Peticijoje rašoma, kad mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų, bei tautos kaip suvereno valios viršenybę, reiškime susirūpinimą ir prieštaravimą dėl nuolatinio sisteminio konstitucijos bei įstatymų pažeidinėjimo, kuris pasireiškia užsienio valstybės Ukrainos vėliavos nuolatiniu eksponavimu šalia Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos, lygiavertiškai jai ant valstybinių institucijų pastatų ir ar jų erdvėse. Peticijos autoriai ir ją pasirašę žmonės reikalauja nedelsiant pašalinti visas užsienio valstybių vėliavas nuo Lietuvos Respublikos valstybinių įstaigų pastatų, prieigų ir jų vidinių erdvių, jei jų eksponavimas nėra reglamentuotas galiojančiais įstatymais. Nutraukti bet kokias iniciatyvas keisti valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą ar Lietuvos Respublikos konstituciją, kuriamis būtų siekiama įteisinti nuolatinį užsienio valstybių vėliavų lygiavertišką eksponavimą prie valstybinių institucijų, jų prieigų ir vidinių erdvių. Jei vis dėlto toks įstatymų pakeitimo projektas būtų įtrauktas į Seimo darbotvarkę, reikalaujame, kad Seimo nariai, gerbdami tautos valią, Lietuvos valstybingumo tradicijas bei nepriklausomybę, balsuotų prieš tokį projektą dar jo pateikimo stadijoje. Tai užtikrintų, kad simboliniai valstybingumo ženklai išliktų neliečiami ir vienareikšmiškai reprezentuojantis Lietuvos Respubliką kaip laisvą ir nepriklausomą valstybę. Peticijos nuorodą paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Netgi LRT pradėjo pasirodyti kritišką informaciją apie Svetlaną Cichanovskają ir jos vyrą Sergejų Tikhanovskį. Pasižiūrim. Ką jūs turite omeny? Dabar dviem sakiniais patikslinkite. Kodėl to viso neturėtų būti, kas čia per visuomenės kritika ir kas čia per pabudimas? Dviem sakiniais neįmanoma, per porą minučių galiu. Per pusantros. Gerai. Tai 5 momentai. Pirmas momentas, Svetlanos Cichanovskajos biuras neatstovauja visų opozicinių jėgų ir tikrai neatstovauja visos baltarusių diasporos. Antras momentas tai, kad tas biuras jis nepademonstravo jokio apčiuopamo rezultato, jis nei suvienijo opozicinės jėgas, nei suvienijo išeiviją, nei kažkaip susilpnino režimą. Trečias momentas, man asmeniškai svarbiausias, tai yra apgaulinga komunikacija litvinizmo klausimu. Pradžiai buvo teigiama, kad jo nėra, po to, kad tai yra marginalai ir nežinomi provokatoriai, kas yra tiesiog akivaizdžių faktų neigimas, tuos faktus netgi patikė Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyrius. Na ir dabar yra teigiama, kad tas litvinizmas yra smerkiamas. Tačiau kažkokių rimtų, konkrečių žingsnių, ar tai asmenų paskelbimo persona non grata, ar melagienų paneigimo viešoje erdvėje mes nematome. Ketvirtas punktas tai yra virtinė klaidų. Cichanovskaja pernai metais VSD ataskaitą pavadino Rusijos propagandos paveikta. Šiemet mes turėjome kontroversiškus pasus, kur buvo dieveniškės įtrauktos į Baltarusijos teritoriją. Taip pat turime Cichanovskajos vyro kontroversiškus pasisakymus ir taip toliau ir taip toliau. Na ir paskutinis man, vėlgi kaip piliečiui, svarbus punktas. Man nesuprantama, kokį mandatą turi Svetlana Cichanovskaja. Ji neatstovauja nei opozicinių jėgų, nei diasporos. Mes ją vadinam išrinktąją prezidente, bet visose oficialiuose vyriausybės bei Seimo dokumentuose mes ją įvardinam kaip Baltarusių demokratijos atstovybę. Tai kas čia per gamtos stichiją Baltarusių demokratija? Gerai, Ir tada paskutinis momentas, jog beveik visi asmenys prieš emigraciją į Lietuvą arba Lenkiją, jie buvo atvirai prorusiški. Tai šitoje šviesoje, man atrodo, labai įtartinai visos tos klaidos. Gerai, aš visus matau. Senelis Vytautas Landsbergis ir Dominykas Kubilius sužibėjo išmintimi. Jie teigia, kad socialiniuose tinkluose turime tapti prokurorais. Tik savo namuose ir savo socialiniuose burbuluose mes turim būti prokurorais. Tas man labai patiko, labai gera mintis. Nepamirštant prokuroro definicijos. Valstybės gynėjas. Pažvelkime į šį pasisakymą iš teisinės pusės.
Prokuroras yra pareigūnas asmuo, palaikantis viešą įkaltinimą teisme, siūlantis nusikaltėliui baudžiamąją bausmę. Tai visų pirma, šis asmuo yra pabaigęs teisę, turintis teisinio darbo patirtį ir taip toliau. Baudžiamoji teisė yra itin sudėtingas sritis, bausmės susijusios su nusikalstamomis veikomis, kurios paveikia labai stipriai žmonių gyvenimus, todėl prokuroras turi itin gerai išmanyti teisę. Be to, prokuratūra yra oficiali valstybės institucija, kuri būtent ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą. O šie du veikėjai teigia, kad socialiniuose tinkluose bet kas gali būti prokurorais. Įvardindami tai žodžiu mes. O kadangi matome, kas tokia kalba, tai būtų būtent konservatorių burbulas, nereikia matomai nei teisinio išsilavinimo, nei oficialių institucijų, nepatinka kažkam nuomonė Facebook, viskas. Konservatoriai ir nuteisia žmogų be jokio teismo, be jokio oficialumo, be jokių tyrimų, be nieko. Vat kokia yra konservatorių demokratija. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.